Reiškia, pasišvęsti tarnybai Krišnai niekada nėra draudžiama. So it's not that we say, well, we don't interpret the scriptures, but rather, if the meaning is clear and straightforward, then you just take it as it is. Mes neturim sakyti, kad mes interpretuojam, bet mes tiesiog tokia kokia reikšmė yra, mes paimam ją tiesiogiai suvokiam. Interpretation is only required when the meaning is not clear. Interpretacija reikalinga tada, kai mes nesuprantam prasmės. And interpretation that should also be given by a self-realized person who knows the purpose of the Vedas. Interpretacija turi būti duodama to žmogaus, kuris pilnai žino Vedas. You have to understand that the Vedic knowledge is spoken to a very wide range of people. Jūs turite suprasti, kad vedinis žinojimas buvo papasakotas labai plačiai publikai. But the purpose is one. Bet tikslas vienas. But it speaks to different people at different levels of understanding. Kad yra kalbama įvairiems žmonėms, kurie randasi įvairiuose supratimo lygiuose. Otherwise, why should the Vedic literature recommend the worship of different demigods? Kodėlgi tada ta vedinė literatūra mums, reiškia, rekomenduotų garbinti pusdievius? It does so to speak to people at that level to gradually bring them up. Tai sako tiems žmonėms, kurie randasi tame lygyje, kad juos pakeltų aukščiau. So this statement from Brahma Vaivarta Purana, that has to be understood within the whole context of the Vedic literature. Reiškia, ir tai turi būti suprantama, reiškia, šitie principai, kurie duoti vediniai literatūrai, turi žiūrint plačiai, iš plačiosios pusės. The multiple directions within the Vedic knowledge do not indicate multiple purposes of the Vedas, because the purpose of the Vedas is only one. Daug nurodymų vediniai literatūrai nenurodo į daug tikslų. Tikslas yra vienas. But the multiplicity of directions address the multiplicity of material desires of the conditioned living beings. Bet ta plati skalė nurodymų yra pagal žmogų, kuris turi atitinkamai tam tikrų materialių prisirišimų. To bring them up from whichever platform they are on. Kad jos pakeltų iš bet kokios padėties. So those who are inclined towards karma kanda, here, take this, very interesting for you, take this. Tie, kurie, reiškia, labai susidomėję karma kanda, tai imkit, tai labai įdomu. For those who are very interested in jnana kanda, here, this is very interesting. They will be attracted, yes, this is very nice, let me take this up. Tie, kurie yra susidomėję jnana kanda, reiškia, Vedas rekomenduoja, labai įdomu. The actual purpose will be understood by a self-realized soul. Bet iš tikrųjų tikslas bus suprastas tik tais, reiškia, save realizuotas sielos. Dharmasya tatvam nihitam ruhayam mahajino yena gatasa pramta. The real purpose of the Vedas is understood by a self-realized soul, therefore we should follow in the footsteps of Mahajanas. Tik tai save realizavusios sielos, Mahajanai, reiškia, jie gali suprasti Vedų tikslą, todėl mes turim jį sekti. So it seems your discussion was going on a wrong basis. Jūsų diskusija buvo, blogų pagrindų pagrįsta. We don't say no interpretation. Mes nesakom interpretacijai ne. But interpretation is only required where the straightforward meaning is not clear. Bet interpretacija reikalinga tada, kada, perskaitai ir nesupranti. If there's some apparent contradiction. Jeigu yra kažkokios tai prieštaravimai. But interpretation means it should be explained by a self-realized person who knows the purpose of the Vedas. Bet tik tai save realizavusi asmenybė gali, reiškia, daryti tas interpretacijas. Not misinterpretation, mental speculation or malinterpretation. Reiškia, neprotinės spekulacijos kažkokios ar интерпретацijas. У нас тоже тут недавно так один был вопрос поднялся. Слова Шрилы Прабхупады, они иногда бывают очень резкие и очень очень резкие такие. Там называют людей, не людей, а некоторых там называют личности там разу такими глупцами, негодяями, верблюдами, ослами, вот. И такое непонимание возникло. То есть вот что сказать, насколько вот мы на нашем уровне, который еще имеем право, так сказать, применять вот эти вещи. Вот. Там про семью говорится, потому что все-таки говорится, что мы должны, то есть полностью без искажения говорить слова Шрилы Прабхупады, это совершенство. Это есть такая вещь.
И как бы дополнение этому, что значит быть джентльменом в сознании Кришны? So the question was that usually Prabhupada uses such words as rascal, idiot, and so the question was in which level it is said that we must preach and say what Prabhupada said. But in which level we can use these words rascal to the people. And another question was what means gentleman in Krishna consciousness. Well, you see that Prabhupada used these terms, but when he was personally speaking with people face to face, he didn't say to them, "You are a fool." Reiškia, Prabhupada naudoja šitos žodžius, bet kai jisai kalbėjo veidas į veidą, jis to nesakė. Rather, he would discuss their philosophy and show them how it was foolish. Geriau jisai diskutavo jų filosofiją ir parodė, kokia jinai kvaila. What was the second part of the question? What means gentleman in Krishna consciousness? Gentleman means he follows the regulated principles and chants Hare Krishna. Gentleman reiškia, seka reguliuojamų principų ir kartoja Hare Krishna. Просто это я почему спросил этот вопрос, что такое, такое утверждение, оно надо, так сказать, там, употребляется, что, вот, типа, нужно быть там, как там, типа, очень так, джентльменом, сознательным Кришной, типа, такое выражение. И такое непонимание, то есть, на самом деле, что же это действительно So he motivates his second question that it is said that you must be a gentleman and speak not such severe words as rascal or something like that. Who said that? What? Who said that? Where's this quote coming from? Iš kur tai yra, kur šaltinis visą šitą? Насколько знаю, это слова, по-моему, Бхактисиданта Сарасвати или Бхактивинод какой-то. As he knows, it is the words of Bhaktisiddhanta Saraswati or Bhaktivinoda Thakur. Really? I can give you another quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aš galiu duoti kitą citatą iš Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. How the real sadhu, he is like standing on someone with a knife, ready to plunge it into them. Reiškia, kai tikras sadhu yra stovi su peiliu ir pasiruošęs durti. Bhaktisiddhanta says, yes, this, hello, how are you, very nice. The so-called gentlemen of the world, they're just smiling at each other and being very polite, but they have no transcendental exchange. Džentelmenai tai vat kaip parodė, reiškia sveikinasi, kaip tu gyveni, labas. Jie tik iš išorės, bet iš vidų jie neturi jokių, reiškia, dvasinių ryšių su žmonėmis. We have to speak the truth. Mes turim kalbėti tiesą. If we can present it palatably so that people can accept it, that's all well and good. Jeigu mes kalbėsim taip, reiškia, išteikingai, people won't accept it. So that people will accept it. Žmonės tai priims. But in the name of making it more palatable, if we change the recipe, then it's no longer the truth. Bet, reiškia, jeigu mes pakeisime, reiškia, tą receptą pateikimo, tai nebus tiesa. Just like if we have to give medicine to someone which is very bitter. Taip, kaip, reiškia, mes turim gauti vaistus nuo, kurie yra labai kartus. So we could maybe add some sugar to make it sweet. Mes galime įdėti cukraus, kad juos pasaldintų. But if we think, well, this medicine is so bitter, we'll take out the bitter ingredient and then it's no longer medicine. Bet jeigu mes iš tų vaistų ištrauksim tą kartumą, tai jie nebebus vaistai. So we have to see, our aim and object is not our aim to speak harsh words, but the fact is that the truth is harsh. Mes neturim tikslo, reiškia, tokius grubius žodžius sakyti žmonėm, bet iš tikrųjų tiesa yra tokia grubi, aštri. It's not just a matter of using strong language for the sake of it. Tai ne dėl to mes naudojam, reiškia, tą griežtą kalbą. But the actual fact is that 99.99% of the world are living a very foolish and demoniac way of life. Bet faktas tame, kad 99,99% žmonių pasaulyje gyvena labai kvailą ir nuodėmingą demonišką gyvenimą. If we're going to speak the truth, then we can't avoid saying these things. Jeigu mes norim sakyti tiesą, mes negalėsim išvengti tokių dalykų.
And by saying straightforwardly, then you sort out immediately the sincere from the insincere. Ir reiškia, kai mes tai staigiai patikėm šitą tiesą, jie tampa nuoširdesni. The thing is that we have to be convinced ourselves. Problema tame, kad mes turim patys būti įsitikinę. If we're not convinced that this material world is no better than a place that people go to pass stool in, then how are we going to preach to others? Jeigu, reiškia, mes nebūsime įsitikinę, kad materialus gyvenimas yra tarsi vieta, kur žodžio žmonės eina nusilengvinti, tai kaip mes galėsim pamokslauti. We go in some filthy, stinking toilet. Mes nueinam į smirdantį tualetą. And we think, well, actually, it's not so bad. Ir pagalvom, iš tikrųjų, tai visai neblogai. It's kind of nice, you know. Kažkaip neblogai. You don't criticize too much. Nereikia jau per daug kritikuoti. I mean, that smells not so bad. Netaip jau blogai jau smirda. We don't want to upset the people by telling them that the stool stinks. Mes nenorim nuliūdinti žmonių, sakydami, kad jūsų išmata smirda. So we may say, actually, it smells very nice in here. Iš tikrųjų, mes sakom, tai labai Just spray a little perfume. And reiškia, kažkokia tai... Everything's wonderful here. Labai gerai vis. Never saw such a wonderful place in my life. Tokios nuostabios vietos nemačiau savo gyvenime. Some of these people, they make modern art out of the toilet, you know that? Žinot, kad Andy Warhol. Kad žmonės kai kurie iš tualetų daro modernų meną. They made some exhibit of modern art. Padarė parodą modernus meną. Reiškia, tas, dančius, ant kuris sėdim ten iškabinėjęs. Andy Warhol. Maybe you've heard of him? Another big rogue. Paminėjai autorius. You heard of him? He's very influential. Ar girdėjote šitą? Never heard of Andy Warhol? You're lucky. Never heard of so many fools, rascals and demons. Sako, dar tokio nemačiau, kvailė, demonų. But still you're influenced by them, even though you don't know their names. Bet vis tiek jūs jau veikiami, net ir nežinodami jų vardų. So anyway, if you can preach very nicely and sweetly, some people, they preach in that style and they make some devotees, so if you can do that, very nice. Jeigu jūs galit pamokslauti tokių saldžių, reiškia, švelnių, tokių švelnia kalba ir kai kurie tai daro ir atveda daug žmonių. The test will be how we bring others to devotional service. Pažiūrėsime, svarbu rezultatas, pažiūrėti, kiek mes atvesim žmonių Krishna sąmonę. And practically we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada are very powerful acharyas and brought many people to devotional service. Srila Prabhupada ir Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, kurie buvo labai galingi acharyas ir atvedė daug žmonių Krishna sąmonę. By speaking the truth. Nes jie kalbėjo tiesą. And people who are sincere will be attracted to them. Ir tie žmonės, kurie nuoširdūs, jie bus patraukti to. I had a wonderful experience, must have been in August in London. Aš turėjau, reiškia, puikią patirtį Londone. I was doing the questions and answers booth at the Rath Yatra. Aš dariau klausimų atsakymą, tokią programėlę Rath Yatrui. So many people coming off the street and daugelis žmonių atėjo iš gatvės. People in London tend to be very puffed up. Ir dažniausiai jie labai pasikėlę. They think they know it all. Jie galvoja, kad viską žino. So to deal with them, I had to get gradually heavier and heavier and heavier. Kad su jais kalbėti, aš turėjau tapti vis griežtesnis. Just tell people to shut up and all kinds of things. Ir tokius sakyti, užsičiaupti. Someone said something about God, and I said, "You don't speak. You're smoking a cigarette. You have no right to speak anything about God." This kind of thing. I had to. There was no other way to do it. Kažką pasakė, kažkas bjauraus apie Dievą, o aš pasakiau, tu rūkai cigaretę, tu nieko negali suvokti apie Dievą. So eventually I just got very heavy and I said that, look, you're all in illusion. You don't know what the purpose of life is. From your birth, you've all been cheated. Ir aš galiausiai toks griežtas padariau, kad pasakiau, jūs iliuzija, jūs nežinot gyvenimo tikslą, jūs nuo pat mažens apgaudinėjami buvote. You're not in control of your senses. You see something on TV and you think I have to buy it because someone's cheating you, putting an advertisement. Jūs nekontroliuojat savo jausmus, matot kažką per televizorių ir sakot, aš turiu tai nupirkti, nepaisant to, kad jūs tai apgaudinėjate. I went on for about 10 minutes. Like ir aš taip kalbėjau 10 minučių. And then I stopped and they're all quiet. Ir aš kai sustojau, jie visi tylėjo. And then one person said, he's right. Ir vienas žmogus pasakė, jis teisus. Someone else said, go on speaking. Ir kažkas kitas pasakė, toliau tęskite. If you just tell them, look, you've been cheated. The
TV is cheating you. The educational system is cheating you. The whole society is cheating you just to be a moron, to work hard as like an ass. We have no spiritual knowledge. Reiškia, kai aš pradėjau sakyti, kad tiek visa mokymo sistema jūs apgaudinėja, visuomenė apgaudinėja, visi apgaudinėja, kad jūs turi dirbti, kai esi lai, tada jie... I was saying all words like this. You're just working like asses without any spirit. You have no idea what the purpose of life is. Aš taip ir sakiau, jūs dirbat kaip asilai, nežinodami jokio gyvenimo tikslo. They accepted. Jie priėmė. So it may not be every time. I mean, they could have also beat me up. That's also possible. Jie galėjo, aišku, mane sumušti. But they didn't. Bet jie They nesumušė. accepted it. Jie priėmė. So, if you just try to be, these people, they're just attacking you with all their stupid ideas. Either you can say, yes, that's very nice, or you just get right into it and say, look, everything you said, it's all rubbish. You don't know what you're talking about. You shouldn't speak don't speak, you should listen. Tokie žmonės atakuoja su savo kvailom idėjom, bet, reiškia, to nepakentus galima, ta prasme, įti tiesiai juos ir sakyti visą ką. Ta prasme, jeigu mes sakysim taip, tai nebus efekto. Jeigu mes nukirsim juos ir sakysim viską, ką jūs pasakėte, yra gryni niekai, tada jie nutils. Sometimes you have to do that. Kartais mes turim taip It padaryti. requires some expertise also. Aišku, reikia tam tikro, įgūdžių. But preaching means you have to meet all kinds of opposition. Bet pamokslavimas reiškia, jūs sutinkat visą laiką daug priešininkų. Preaching means you meet so many people who want to show that I am right and you are wrong. Pamokslavimas reiškia, tai daugelio žmonių sutikimas, kurie nori parodyti, kad aš teisus, o tu neteisus. Preaching is a challenge. Reiškia, pamokslavimas yra kova. When you go in Iššūkis. When you go in public as a Hare Krishna devotee, you are making a statement Kai jūs išeinate į publiką, kaip Hare Krishna atsidavęs, jūs paskelbėt, that we are following something which is different to the whole Western idea. kad mes sekam visai kitkom negu kad visa vakarų idėja. We have left your society, we have left your values, we have a different thing to do. Mes palikom jūsų visuomenę, palikom jūsų vertybės ir mes visai kitką So reikia. definitely people are going to challenge. Tai aišku, kad žmonės iššūkimės. Don't think you can just be, oh yes, you're very nice, we're very nice, we're all brothers and sisters. It's not going to happen. Reiškia, niekad neatsitiks taip ir nedarykit, nesakykit, kad tu teisus, aš teisus, mes broliai seserys. I mean, you can preach like that. You can say, yes, you're having sex with your children, very nice. You're eating meat, very nice. But that's not preaching. Jūs galite sakyti, taip, jūs, reiškia, turite lytinius santykius su savo vaikais, jūs valgot mėsą, tai gerai. It's not preaching, and Bet tai nepamokslavimas. nor will anyone take you seriously. Ir nieks jūs rimtai nepažiūrės. Nor will you ever bring anyone even one step closer to Krishna consciousness. Ir jūs netvesit niekieno arčiau, net per vieną žingsnį iki Krišnos sąmonės. Like I say, some expertise is required also. Aišku, kaip aš sakiau, tam tikrų įgūdžių reikia. It's not necessary to always smash people. Ne visą laiką reikia juos sutrinti žmonės. Just like one time at a public meeting, someone stood up and said, I am God. Taip, vieną kartą per, reiškia, visuomeninį susitikimą su žmonėm, vienas atsistojo ir pasakė, aš Dievas. So Prabhupada said, very good, now sit down. Prabhupada pasakė, labai gerai, dabar atsisės. Another time someone stood up and said, I am God. Kitą kartą, kai atsistojo, kažkas pasakė, aš Dievas. Prabhupada yelled at him, you are not God, you are a dog. Prabhupada pasakė, tu nesi Dievas, tu šuo. And the whole hall with several hundred people, this was in Scotland, Ir visa... everyone clapped. Ir tai buvo, reiškia, Škotijoje, tai visi, apie 200 žmonių buvo, visi pradėjo ploti. So you have to see. Jūs turit matyti. If you preach strongly, some people may get upset. Jeigu jūs labai griežtai pamokslausit, kai kurie nuliūs. Sometimes people got upset at Prabhupada. Kartais nuliūsdavo dėl, nusivildavo These Prabhupada. women's liberation reporters, they left the room slamming the door. Tos moteris, mėgstančios, reiškia, laisvai, jos reporterės, jos išeidavo iš kambario, užtrenkdavo duris. Because Prabhupada insisted that women are less intelligent than men. Todėl Prabhupada sakydavo, kad moteris mažiau intelektualios negu So they žmonės. didn't want to accept, they became upset. Taigi ne visi priėmė, tai daugumas nusivylė. Prabhupada didn't change his philosophy. Bet Prabhupada nepakeitė filosofijos. Ar brahmachari turėtų kažkokias turėti, kaip kažkokias tai sąlygas, kad jie gyventų kartu tenais, ar ten
mokytis šlokas, nu kažkokius tai, Atskirai nuo kitų. kažkokius tai, kaip, savo kažkokius tai, jo, kažką, nu. Most brahmacharis have some apartments where they learn shlokas, gather together and talk about all these things. What's that? Separate. Separate apartments where they learn. What's that? I can't understand. Must brahmacharis have? Is it good for brahmacharis to have some separate apartments? No, brahmachari means he should live in the Gurukul. Means in the temple. Reiškia brahmacharis reiškia gyventi ashrame. There's a difference between being a brahmachari and being a bachelor. Yra, reiškia, skirtumas būti brahmachari ir būti bachelor. Actually means unmarried young man. Ir būti, reiškia, nevedęs su jaunu vyru. Senvirniu. It's not exactly the same thing. Tai nėra vienas tas pats dalykas. Brahmachari means a life of submission. Brahmacharya reiškia nuolankumo gyvenimas. But I mean, if the apartment is rented by the temple and you're working on temple authority, that's brahmachari life. But if you're organizing your life in your own way, I mean, you may be doing that. I'm not saying you're a demon or anything, but it's not the same as brahmachari life. Tai nėra tas pats, kas brahmacharis, jeigu ten gyveni kažkur atskirai. In Russia, they call that domachari. No, but he meant that in temple because some guests come and they may somehow disturb. No, brahmachari should have their ashram. It's not meant to be the public place. Brahmachari turi turėti savo ašramą, tai nėra visuomenės publikos. Of course, one thing in Russia is that the temples can't support the brahmacharis, so they have to live outside. Taigi, problema Rusijoje yra ta, kad šventyklos negali pasirūpinti brahmacharis, jie turi gyventi išorėje, už šventyklos ribų. Unusual situation in some places. Tam tikra nenatūrali, keista labai situacija kai kuriuose vietose. Neįprasta. Yeah. Norėjau paklausti Madario, kaip būtų galima atsikratyti motyvų Krišnos sąmonę, kuris būna to pačio pradžio, kada ateinama judėti. He would like to know how it would be possible to decrease personal motives in the Krishna consciousness at the beginning. Well, beginning means you're at the beginning, so you have to gradually make progress. Pradžia reiškia, jeigu jūs esat pradžioje, jūs turite palaipsniui daryti progresą. It doesn't all happen immediately. Aišku, tai iškart neatsitinka. But basically, we should do everything for Krishna's pleasure. Iš tikrųjų, pagrindinė, mes turim daryti viską, kad patenkintume Krishną. If we do everything for Krishna's pleasure, then personal motives automatically decrease. Jeigu mes darom viską dėl Krishnos, tai asmeniniai motyvai jie sumažėja. So whatever you're doing, you practice this, that I'm doing, you practice consciously thinking that I should be doing this for Krishna's pleasure. Ir ką aš bedaryčiau, aš turėčiau sąmoningai tai galvot, kad aš tai darau kad patenkinčiau Krishną. That means if you're cleaning the floor, you do it very nicely because you're thinking, I'm doing this for Krishna's pleasure. Jeigu jūs, pavyzdžiui, puikiai plaunat grindis, jūs turit galvot, aš tai darau tarnybą Krishnai. Yeah. Jeigu brahmachariai gyvena šventykloje, ar galima organizuoti, ar būtina organizuoti tokį tam tikrą išsilavinimo, reiškia, programą, kaip pavyzdžiui, brahmacharių klasė, kur daro šventyklos. If brahmacharis live in the ashram, should we try to make some educational programs? That's already going on, isn't it? Tai jau vyksta, ne? Yes. So what's the question? Tai koks klausimas? Is it right? Should continue at the time? Well, unless they're telling you to eat meat and drink wine, more hearing and chanting. As long as they're telling you something which is bona fide, then sure it should continue. Jeigu ten yra kalbama, kas yra bona fide, o ne kad valgytumėm mėsą ir gertumėm vyną, tai yra gerai. You're lucky. Jūs sėkmingi. Funny, in some places they don't have extra classes and they complain. In other places they have extra classes and they complain. Vienose vietose atsidavę neturi tų papildomų klasių, jie skundžiasi, o kiti turi irgi skundžiasi.
So I say, whatever you do, someone will criticize you. Ką bedarytumėt, vis tiek atsiras kas nors, kas kritikuos. If you do nothing, someone will also criticize Jeigu you. jis nieko nedarysit, vis tiek jis kritikas Why kažką. is he doing nothing? Kodėl jis nieko nedaro? So better do everything for the pleasure of Krishna. Geriau viską daryti, kad patenkinimą Don't Krišną. worry too much what other people say. Ir per daug nesijaudinkit, ką kiti žmonės. What's your question? Aš noriu paklausti, o ten, kaip, pavyzdžiui, nuspręsti, kaip savo tikrą prigimtį, faktiškai, nes būna daug atvejų, kad, pavyzdžiui, mes Bhaktas laikosi, apsigalvosi brahmačeris, laikosi ten susulaukė 40 metų, ar kiek ir visus viršėnimis, nes galvoja, pakeičia ašramą 40 metų. Ir faktiškai, kaip nustatyti savo, aš žinau, kaip pasakyti, kad nuspręsti, kokia tikra mūsų prigimtis, ar mes galėsim būti brahmačeris tą gyvenimą, ar mums, kaip sakyti, kaip aš žinau, nes būna tokių atvejų, kaip sakau, ten, į senatvę, kaip sako, ten dėdas ir taip. How to know what is your nature? Because there are some cases when a devotee lives a brahmachari life and he then at the age of 40 he gets married. It's got nothing to do with your nature, that's just lust. That's all. Tai nieko nesusijęs su jūsų prigimtim, tai yra geismas. If you feel you're going to get married, better do it earlier. Jeigu jūs galvojat, kad norit vesti geriau, tai anksčiau padaryti. It's generally not recommended to get married so late. Yra nerekomenduojama taip vėlai vesti. Our nature is that we're pure devotees of Krishna. Mūsų prigimtis yra, kad mes tyrėjai Krišnos atsidavę. It's not our nature to be covered with lust, greed, anger, envy and all these things. Mūsų prigimtis nėra ta, kad mes būtume padengti, reiškia, godumu, geismu, pavydu. So you should see, by the age of 30 latest, you should decide. Iki 30 metų jūs turit nuspręsti. Better just, if you're still thinking maybe not at the age of 30, better just get married. Jeigu jau sulaukia 30 ir dar galvoti, galbūt, o gal ne, geriau vesti. If you're not convinced Jeigu neįsitikinęs, to stay brahmachari, then better get married. jeigu neįsitikinęs likti brahmachari, geriau vesti. It's better to do it earlier than later. Geriau padaryti anksčiau negu vėliau. If you're not convinced, you're not going to be able to survive. Jeigu jūs neįsitikinęs, jums sunku bus išgyventi brahmachari. Ar reikėtų daryti tokį kaip skirtumą, pavyzdžiui, tarp grihastų, brahmacharių, pavyzdžiui, tenais kokias yra, kur atskirai daromas grihastų programos ar brahmacharių programos, ar tai paprasčiausiai kaip dėl visų daryti atsidausi? Should we make some distinction between brahmacharis and grihastas, because they sometimes make programs separately from grihastas, only for brahmacharis? Yeah, some distinction is there. Yra, turi būti kažkoks Definitely it's skirtumas. not exactly the same. Nu, tai nėra, tie ašramai nėra tas pats. Just like a brahmachari class will generally be more appealing to brahmacharis. Ir, reiškia, brahmacharių klasė daugiau interesuos brahmacharis. Aš noriu paklausti, čia kai kur buvo pavasarį GBC tas suvažiavimas, ten buvo nuspręsta, kad nebedaryti guru pūdžas. Ir kaip dabar daryti, mokiniam, ar individualiai guru pūdžą daryti, ar... In the spring there was decided by GBC not to do guru pujas. So how it... I don't think, if you see the resolution, I don't think you'll find that. Jeigu aš sakau, aš nemačiau tokio nutarimo. What is the actual resolution? Does anyone know? I think it says not in the temple room. I think it's just not in the temple room, that's all. Čia yra tik nutarimas, kad ne šventyklai tai daryti. Ne altorininkas. What is it? What's the resolution? Taip, kad atskirai daryti. Kad nėra organizuojama, kad kiekvienas turi daryti. What is the resolution? It's not that there's... I don't believe the resolution is that all guru pujas should be stopped. I don't think. Aš nemanau, kad toks yra nutarimas, kad visos guru pujas turi būti sustabdytos. To find out what it actually is. Kad tik altorinį negalima surasti, kad iš tikrųjų. Bet
it's not like a temple program, it's just like individual devotees. Is it? I'm not sure what the resolution is because Aš nežinau, koks tikslas yra nustatymas. I don't keep up with the GBC resolutions. And, there's always a lot of change, and then people interpret it in their own ways. And in one temple they do it one way, in another temple they do it another way. So. Aš taip per daug nesidomu tais nutarimais, nes jie labai greit keičiasi ir vienoje šventykloje juos vienaip interpretuoja, kitoje kitaip. Some temples they have a big seat for the visiting gurus to sit on. In others they have the same seat where everyone sits on low Kai ones. kuriuose šventyklose jie turi tam tikrus fotelius, kur guru pasodina, kitose jie sodina ten, kur ir patys sėdi. Whatever's there, I just accept it. That's all. Sako, kas būtų, aš priemu. Kartais atsidaro brahmachariai kaip ir Maybe you could find out what the actual resolution is. Gal jūs galėtumėt surasti, kokia iš tikrųjų ir nutarimas yra. Yeah, and then you can communicate to others. Ir galit, perduoti kitiems, sakau. kartais brahmachariai ar tai gėdėsi pasakyti, kad aš brahmacharis, ar tai kuklinasi labai, koks turėtų būti tikras, tokia tikra nuotaika, kada mes gyvenam bent jau šventykloje brahmacharių ašrame. Sometimes brahmachari is ashamed to say that I'm brahmachari or something like that. Sometimes they what, sir? Ashamed to say, ashamed. Ashamed? Yes, to say that I'm brahmachari who live in the temple. So what must be the mood of a brahmachari? Why ashamed? Aš nežinau, ir kartais sako, gal man pakeisti drabužius. Sometimes he say that maybe I should change my clothes. Why are they ashamed and who are they ashamed to say that to? Reiškia, kodėl jie gėdėsi ir kam jie gėdėsi, tai pasakyti. Seniau buvo toks, reiškia, banga, kad visi brahmachariai, dabar reiškia, galbūt tokia banga, kad čia nereikia per daug rodyti, kad mes brahmachariai, kad čia... No, there's some idea that it's not necessary to show that I'm brahmachari. What does that mean, not necessary to show? Because previous time was that everyone is brahmachari and now it's another maybe opposite point. I don't know. Different fashions change. Tai tik mados klausimas, nes anksčiau buvo, kad... You shouldn't be proud of being a brahmachari, you shouldn't be ashamed of being a brahmachari. Jūs neturit nei didžiuotis, nei reiškia gėdytis, sakydami, kad These are all material motivations. Brahmachari means a servant. Tai materialios motyvacijos, brahmacharis reiškia tarnas. Just serve Vishnu and the Vaishnavas. Tai yra tarnyba Višnu ir Vaishnavams. Don't worry too much about if they praise you or blame you or whatever. That's why I was saying that brahmachari may be good for staying humble. Todėl aš ir sakau, kad brahmacharija yra gerai išlikti nuolankiam. Yeah, just a brahmachari. Jis sakys, aš tik brahmacharis. Yeah, that's right, just a brahmachari. Tai yra labai gerai, aš tik brahmacharis. Thank you for not puffing me up. Ačiū, kad manęs negirėt. Jeigu atsidaręs gyvena šventyklų, bet dar nėra priėmęs dvasinių mokytojų, ar jį galima laikyti brahmachari? Ką reiškia priėmęs? Tai reiškia iniciatas arba bent jau pranama. If a devotee lives in the temple but doesn't have pranama or initiation, should we say that he is brahmachari? Yeah. Taip. Usually we say new bhakta. I mean, these are all, it's a matter of semantics, isn't it? Tai yra tik semantika, pavadinimai. Serious and he's practicing, he's Jeigu brahmachari. jis yra rimtas ir praktikuoja brahmachari. Mes per brahmacharių klasę studijavom, kad geriau skaityti lekcijas, panaudojam vadovėlius mokyklinės. Ar tai galima? Daleidžiama yra. During the brahmachari class, we use some books from the secondary school how to preach. Yes? How to give lecture class. Yes, how to give lectures. Is it good? Main thing is if you have faith in Guru and Krishna, that will help. Jeigu jūs turite tikėjimą į Guru ir Krishną, tai padės. Otherwise you can learn different techniques and it will be very attractive. Jūs galite kitų būdų išmokti įvairias technikas, kurios bus labai patrauklios. You can make a dramatic pause. Galite, reiškia,
Dramatiškas pozas priimti. pull a rabbit out of your pocket. Reiškia, išimti triušį iš kišenės. Krishna conscious means to please Krishna. Krishna sąmonė reiškia patenkinti Krishną. It's not a matter of theatricals. Tai nėra teatras. So some things are good to learn. Aišku, keletas dalykų yra geriau. Just like if you are going to speak, for instance, to a group of businessmen, it would be wise to dress somewhat neatly. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kalbėsite, pamokslausit biznesmenams, būtų gerai, kad apsirengtumėt švariau. With both socks the same color. Reiškia, abi kojinės būtų tos pačios spalvos. Without holes in them. Be skylių. And so on. Ir taip toliau. There are some basic common sense things. Nu, ir pagrindiniai tokie dalykai. But you're not, you see, transmission of spiritual knowledge is heart to heart. Tai nes perdavimas dvasinio žinojimo yra iš širdies į širdį. If your heart is pure, you can influence others with Krishna consciousness. Jeigu jūsų širdis švari, jūs galite pilnai paveikti kitus Krishna sąmonę. And even if you learn different techniques of speaking, Ir netgi jūs išmokstate įvairias kalbėjimo technikas. if your heart is not pure, then you won't be able to influence them. Jeigu jūsų širdis nešvari, jūs nepaveiks. Or even if you influence them, it will be on some platform that is mixed with Maya. Ir jeigu jūs paveiksit, tai bus tokia platforma sumaišyta su Maya. You see, the most effective speaker of Krishna consciousness in the modern age is Srila Prabhupada. Mes matom, kad efektingiausias toksai kalbėtas Krishna sąmonė yra Srila Prabhupada. Now, from the mundane or from the external point of view, there are many people who is much more effective speaker than he. Yra, reiškia, iš išorės tarsi pažiūrėtume, kad yra daug efektingesnių kalbėtojų nei jisai. He spoke in a very formal style, Jisai kalbėjo labai formaliai, very philosophical labai filosofiškai, presentation. labai filosofinėse prezentacijose. No tricks or any techniques or any such thing. Jokių triukų, jokių technikų, kitokių dalykų. He spoke basically the same basic philosophy again and again. Jisai kalbėjo tą pačią pagrindus filosofijos vėl ir vėl. But by his speaking, he made so many people, he changed the lives of so many people. Bet savo kalba jisai pakeitė tiek daug žmonių gyvenimus. So although there may be some value in such things, it's not really that important. Gal ir yra tokių kažkokių vertingų dalykų šitose knygose, bet tai nėra svarbu. If we think how to please Guru and Krishna, then Guru and Krishna will give us all intelligence. Jeigu mes galvom, kaip patenkinti Guru ir Krishna, jie duos mums intelektų. What to say, how to say it. Ką pasakyti, kaip pasakyti. Otherwise, if you're all the time thinking, well, now I have to go like this, and now I have to look around like this. Jeigu mes galvosim nuolat, kad aš dabar turiu pakelti toną arba žiūrėti tą pusę. You're all the time thinking of the technique and not thinking of the message. Ir jeigu mes galvosim visą laiką apie techniką, bet ne apie žinią, it won't be effective. Tai neturės efekto. I mean, I know Prabhupada sent his disciples to preach all over the world. He never, there's no history of Prabhupada ever asking any one of them to study speaking techniques. Prabhupada tiek daug mokinių siuntė po visą pasaulį pamokslauti, bet aš niekur nesutikau, kad Prabhupada sakytų jiems išmoktam tikras techniką. But by his disciples speaking, they were also very effective by his grace in spreading Krishna consciousness. Bet kadangi tai jie buvo mokiniai, jie kalbėjo, jo malonė, jie darė didelį efektą žmonėms. Whatever techniques are there, you can learn them in 5 minutes anyway. Kokios bebūtų technikos, jūs galite per 5 minutės išmokti. I mean, what is there? You're supposed to keep eye contact with everybody. Jūs turite žiūrėti akis su kiekvienu. Which Prabhupada didn't do, actually. Prabhupada iš vis taip He nedarė. mostly closed his eyes when he was giving lectures. Dažniausiai užmerkdavo akis, kai kalbėdavo. And an important thing is to speak at the level of understanding of the audience. Pagrindinis dalykas yra kalbėti tokiam lygiai, auditorijos supratimo lygyje. You have to have some understanding of where the audience, what their consciousness is, what their level of understanding is. Reiškia matyti, koks jų supratimo lygis, kokia jų sąmonė. So that's an important thing, which Prabhupada also did. Tai yra svarbus dalykas, kurį Prabhupada darė. But as far as all this dramatic pauses and then gesticulating with your hands and all this, it's very, theatricals are not required. Bet tas teatriškumas, mojavimas su rankom, reiškia dramatiškos pozos, tai nereikalinga. If
automatically, without thinking, that you make some gesture, that's all right. But just to practice doing it, it's artificial. Nebent jeigu jums automatiškai natūraliai kažkokie gestai išeina, tai gerai, bet juos mokytis tai yra neturi jokios reikšmės. People are not going to be impressed by anything artificial. Žmonės, jie nebus, reiškia, paveikti to. Only artificial people will be attracted by artificial things. Tik dirbtiniai žmonės, jie bus patraukti dirbtinų dalykų. We are interested in substance. Krishna consciousness is substance. Mes reiškia, yra susidomėję esam tą esmę, Krishna Vedam sąmonę. vastavamatra vastu. This is the real substance of spiritual knowledge. Tai yra dvasinė žinojimo substancija, Krishna sąmonė. It doesn't require theatrical tricks to deliver it. Tai jinai nereikalauja teatriškų triukų, kad paskleisti. There's one story about Bhaktisiddhanta Saraswati. Exactly the same thing. One sannyasi was teaching brahmacharis how to give speeches. Reiškia, sannyasi brahmachari. Was teaching brahmacharis how to give Vienas speeches. sanyasis mokė brahmacharius, kaip reiškia, kaip pamokslauti. With all these different techniques and all Su this. šitom tom technikom. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he came, he saw this, he said, this is all. It's not. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pamatė, tai jis sako, tai neturi reikšmės. You speak, if Guru and Krishna are pleased, then they'll be pleased to manifest on your tongue. Jeigu jūs kalbate ir Guru ir Krishna patenkinti, tai jums suteiks tą žinojimą. If you think, I am speaking, by my wonderful speech, so many people will be convinced, I am such a great preacher. Your speaking will be useless. Jeigu jūs galvojat, kad aš didis šnekėtojas, didis kalbėtojas su savo kalbom ir aš paveikiu tiek daug žmonių, jūsų kalbos bus bereikšmės, bevertės. The best speaking technique is, before you give a lecture, you pray to Guru and Krishna to properly represent them. Geriausia lekcija tada, kai, reiškia, prieš kalbant žmonėm, jūs meldžiatės Guru ir Krishnai, kad duotų geresnę lekciją. That's the best speaking technique of all. Tai yra geriausia kalbėjimo technika. Вот Гуру Махарадж говорил, значит, о том, что даже если правда она такая резкая и говорит во второй песне Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами молит Господа, возносит молитвы, он говорит, сделай, пожалуйста, мои слова приятными для слуха. Yes, you said that sometimes the truth is harsh and you must speak that truth to the people. And Shukadeva Goswami in the second canto of Srimad Bhagavatam, he prays to the Lord that make my speech pleasant to the ears of audience. But what Shukadeva Goswami started out, what's the first thing he said? Ir koks taigi pirmas dalykas, ką Shukadeva Goswamis pasakė? Shotavyadini Rajendra Nrinang Santi Sahasrasha Apashitamatmatvam Griheshu Grihamedinam. The first thing he said to Parikshit Maharaj was chopping away at the foolish life of the materialists who simply spend their days working kutumba bhavanenava and nights nidriya hriyate naktam, simply sleeping and having sex. Pirmą, ką jis pasakė, tai parė materialistus, kurie ir sakė, kurie, reiškia, dieną dirba, kai silai naktį tenkinasi. So he was asking that his speeches be decorated so they be pleasing, not for the sake of pleasing artificial people on the platform of sense gratification. Jisai, reiškia, prašė, kad būtų jo kalba maloni, to mausuminė, ne tiem žmonėms, kurie, reiškia, yra nenatūralūs, kurie randasi ant tos materialioje platformoje. But it will be pleasing to those who are interested in pleasing Krishna. Bet kad tai būtų malonu tiems, kurie yra suinteresuoti patenkinti Krishną. Shukadeva Goswami wasn't a washed out compromiser. What means? He wasn't a compromiser. Jisai nebuvo kompromisorius. Jis nedarė kompromisų. The whole Bhagavatam is full of so many descriptions which lacerate material life. Visas Šrimad Bhagavatame yra tiek daug ir visokiausių, reiškia, aprašymų, kurie tarsi peikia materialų gyvenimą. You know what that word lacerate means? I said. It's cut to pieces. Sukapoja gabalus.